Maisto papildas Bacto House. Gerosios bakterijos skystoje terpėje. Mūsų sveikata slypi žarnyne, sako gydytoja Indrė Misiūnienė. Ilgamžiškumo temą tyrinėjanti specialistė skleidžia, kas labiausiai kenkia žarnynui ir pataria, kokiais natūraliais būdais galime atkurti tinkamą mikroflorą. Esate gydytoja odontologė, bet labai daug išmanote apie žarnyno sveikatą. Kada iš tikrųjų susidomėjote šitą temą? Labai daug mokiausi apie vitaminus, mineralus, kaip subalansuoti kūną, kad viskas būtų gerai, kad būtų mes sveiki, gražus, laimingi. Ir žiūriu, kad kur kokią problemą be paimsi, vis tiek visi keliai vis tiek veda į žarnyną. Ne visi, bet labai labai daug. Tai mūsų universitete taip, gana nedaug mokė apie žarnyną ir kaip jį sveikatinti, apie probiotinės bakterijas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, kai pradėjau domėtis giliau, kai kuo giliau nėriau, tuo platesnis vaizdas atsivėrė ir ten tikrai labai labai verta pasigilinti, nes tikrai ten labai labai daug sveikatos yra žarnyne. Tai realiai nuo mūsų žarnyno priklauso mūsų viso organizmo sveikata, galima taip sakyti? Realiai, taip. Negaliu taip sakyti 100%. Medicinoje niekada nebūna 100%, bet taip, sakykime, imunitetas buvo sakoma seniau, kad 80% imuniteto priklauso nuo žarnyno, paskui, kad 85%. Dabar jau sako beveik 100%, negali sakyti, kad 100%, nebūna taip, bet labai daug. Beveik taip, imunitetas ir psichologinė būklė, proto veikla, labai labai daug viso kūno fiziologijos labai stipriai priklauso nuo žarnyno. Na gerai, tai o ką mes darom tada ne taip, kad sutrinka žarnyno veikla, nes daugelis žmonių turi šį negalavimą? Oi, mes gyvenam ir labai nebūtinai labai gerai gyvenam. Dėl ko sutrinka? Tai žmonėms iš tikrųjų atrodo, kad dieta prastoka, mityba nelabai gera ir tai yra pagrindinė priežastis. Bet iš tikrųjų čia tokia viena iš silpnesnių priežasčių, kodėl sutrinka žarnyno veikla. Tai mes daugelis jau paveldim blogą florą, labai susigadinam vaistais, labai labai daug gadina reikalų antibiotikai, kontraceptikai, apskritai vaistai, intoksikacija tiesiog visokiais cheminiais elementais ir taip toliau. Ir maistas prisideda. Bet šiaip jeigu vien blogą maistą valgant, taip stipriai susigadint žarnyno mikroflorą, tai reikia pasistengti. Gerai, tai kaip žingsnis po žingsnio tada atstatyti mūsų žarnyno gerąją mikroflorą? Tai pirma, reikia išgyvendinti blogasias žarnyno bakterijas, tiesiog neduodant joms maisto. Tai iš tikrųjų reikia riboti maistą, tą, kurį valgo blogosios bakterijos. Tai būtų, sakykime, visi grūdai. Visi grūdai. Visi grūdai ir viskas, kas iš jų padaryta. Grikiai, kinva, net ir ekologiška kinva, čia ta bolivinė balanda. Tada kas? Visi rugiai, kviečiai, avižos, visos soros. Grikis koks tai net nesiskaito kaip grūdas, bet jisai irgi sudėtinis kaip angliavandenis. Tai košės išbraukti iš savo raciono? Negalima. Tai žiūrėkit, sveikam žmogui tas kaip ir tinka. Saikingai, ypatingai jeigu tinkamai paruošti, jeigu fermentuoti, tai viskas tas sveikam žmogui tinka. Jeigu šnekam žarnyno kontekste, blogosiams bakterijoms neduoti valgyti, yra negalima cukraus, negalima sudėtinių angliavandenių, negalima laktozės. Dėl to visus pieno produktus reikėtų fermentuoti, kad juose nebūtų laktozės. Negalima visokių maisto priedų, emulsiklių, stipriklių, konservantų, dažiklių, kvapiklių ir taip toliau. Nes viskas tas labai stipriai blogina žarnyno būklę. Tai čia yra vienas dalykas, ką reikia padaryti. Antras dalykas yra, reikia užgydyti žarnyno gleivinę. Tai čia yra tas pirmas punktas su antru punktu labai stipriai susiję. Nes kai yra blogųjų bakterijų, jos kaip tik sudaro sąlygas blogėti situacijai žarnyne, o kai yra gerųjų bakterijų, jos gerina ir gydo. Tai kai mes neduodam tokio maisto, kuris dirgina, ir kai duodam gerųjų bakterijų, tai gyja ir žarnyno gleivinė. Ir trečias punktas yra labai daug probiotinio maisto, daug probiotinių bakterijų. Esmė yra kokia, kad probiotikų žmogus nuolat turi gauti su maistu. Nėra taip, kad mes išgeriam kažkokią
kažkokį tai buteliuką probiotikų ir jos ten užsisėja ir jau ten visą gyvenimą būna ir jau mes pasveikę ir jau čia pamirštam visas bėdas. Taip, norėtųsi, kad tai būtų, bet tai labai labai mažai tiek įvyksta. Ir dažniausiai visos bakterijos realiai praeina tranzitu per žarnyną, pakeliui darydamos daug gerų darbų ir mus sveikatindamos, bet jeigu mes vėl paskui grįšim prie tų visų savo senų įpročių ir probiotinio maisto negausim, tai vėl atsidursim tą pačiai pradiniai situacijai. Ir mums žmonėms yra natūralu gauti nuolat daug probiotikų su maistu, kiekviename valgyje. Sakykime, žmonės seniau gerdavo vandenį, tarkim, šulinio šaltinio, ten yra dirvožemio bakterijų. O dabar, kai viskas iš krano yra geriama iš čiaupo vanduo, ten nebėra jokių bakterijų ir geriam papildus dirvožemio bakterijų. Taip. Na gerai, bet pakalbėkime ir apie papildus, apie gerąsias bakterijas. Jų yra labai daug ir labai įvairių. O kaip žmogui atsirinkti? Jeigu renkatės, žiūrit, skaitot ant buteliuko, turi būti bakterijų daug, mililitrė nuo 8 milijardų. Kitas dalykas, jūs turit gauti bakterijų įvairių, tai neturi būti tiesiog ten vienos kažkokios ar 2 rūšių laktobacilos. Čia jau bus neturtingos sudėties probiotikas. Turėtų būti daug jų, įvairių, ten 10, 14 rūšių. Aš visą laiką duodu tokį pavyzdį, sakykime, jūs sugalvojat, tarkim, išsikraustyt kažkur į užsienį. Ir jeigu sugalvojat išsikraustyti viena ir ten viską reikia sužiūrėti, nežinot nieko ir vienam yra sunkiau, bet jeigu jūs išsikraustot su visų savo kaimu, su visom pusbroliam, pusserim ir kaimynais, tai jūs jau kažkaip ten jums jau lengviau, jūs jau pasidalinate darbais, kažkaip tą teritoriją susižiūrit, būna viskas daug lengviau. Tai taip ir yra su bakterijomis, jos vienos kitoms labiau padeda įsitvirtinti ir todėl reikėtų naudoti kuo daugiau bakterijų rūšių ir tų rūšių kuo daugiau padarinių. Tai va šito reikėtų daug. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad yra tikrai gerų produktų. Ir skystą probiotiką ne tik tai galima gerti, bet galima, tarkim, ir fermentuoti. Tos pačius grūdus, riešutus galima naudoti apsiprausimui, kompresams, kaukėms, lašinti ten į nosį, ausį ir taip toliau. Ta prasme, kur mes norim tą terpę pakeisti.